Pačiame Tenesio valstijos centre, šalia judraus greitkelio, tačiau nuo jo nematomas, stovi kalėjimas, kuriame kali viena garsiausių žudikių pasaulyje – Krista Pike. Krista Pike nėra žmogus. Ji moka manipuliuoti, būti žavinga ir simpatiška, tokia, kuri gali suvilioti. Ji tarsi chameleonas. Labai klastinga ir gudri. Negaliu pasakyti apie ją nieko gero. Grynas blogis. Krista Pike įvykdė žiaurią žmogžudystę. Jos nusikaltimas buvo itin žiaurus. Auka kentėjo labai ilgai. Gabaliuką kaukolės kaip suvenyrą Krista įsidėjo į odinės striukės kišenę. Pike buvo satanistė ir tikėjo, kad žudymas yra aukojimas. Keliskart perrėžė kaktą ir gerklę, o ant krūtinės nupiešė didžiulę pentagramą, apskritimą su apversta žvaigžde. Pike, viena jauniausių moterų Jungtinėse valstijose nuteistų mirties bausme. Kalėjime bandė nužudyti dar vieną moterį. Po to buvo atleisti 2 prižiūrėtojai. Kokie jausmai apima pagalvojus apie elektros kėdę? Negalvoju apie ją, nes niekada jos nepamatysiu. Dabar ji yra ten, kur ir turi būti. Nelaukite 20 metų, tuoj pat įvykdykite jai mirties bausmę. Pavojingiausi kaliniai pasaulyje. Debros Johnson pataisos kolonijoje Krista Pike mirties bausmės laukia nuo 96-ųjų. Ji buvo miela, nekaltai atrodanti mergina ilgais, rausvais, į viršų sušukuotais plaukais. Pažiūrėjusi ją pagalvotum, tai padarė ji? Kristos balsas panašus į 10-metės, 12-metės. Jeigu jos nematytum, pamanytum, kad kalba vaikas. Just a kid, little kid. Palyginčiau ją su Hannibalu Lecteriu. Abu žavūs, protingi žmonės, jų draugijoje norisi būti, jie dėmesingi, gražiai kalba, tokie patys pavojingiausi. Kai supranti, kad gresia pavojus, gali būti per vėlu. Neįsivaizdavau, kad ta maža, linksma, ugninga mergina, kurią vadinau geriausia drauge, gali iškrėsti tokią neištaisomą bjaurastį. Tai nebuvo paprastas užpuolimas. Jie smeigė ją į nugarą, perrėžė kaklą, badė peiliu tiek, kad teismo medicinos ekspertui buvo sunku suskaičiuoti. Krista Pike mirties bausmę gavo 18. Tačiau net nuteista griežčiausiai įmanoma bausme, ji atsisakė elgtis pavyzdingai. Su 2 kalėjimo sargybiniais turėjo lytinių santykių. Vieną pričiupo, o kitas norėjo padėti jai pabėgti iš kalėjimo. Ji labai pavojinga. Nedvejodama tai pakartotų. Jai patinka kraujas, verksmas, pjauti žmogų. Krista Pike užaugo Šiaurės Karolinoje, kalvotoje kaimiškoje valstijoje. Tačiau jos vaikystė toli gražu nebuvo idiliška. Jos vaikystė buvo labai sunki. Gyveno tai pas motiną, tai pas tėvą, tai pas senelius. Jai buvo sunku. Motina jos nemylėjo ir jie nesirūpino. Jeigu būdavo namie, rėkdavo.
And to yell at her, a lot of time there was... Namie galėdavai rasti alkoholio, o ne maisto. Paauglystėje jai dažnai teko patirti seksualinę prievartą. She was molested by... Prie jos priekabiavo motinos draugai, dar labai maža su motina rūkė žolę. And she just had a Jos terrible vaikystė childhood. buvo siaubinga. Her mother had multiple... Motina turėjo kelis sutuoktinius ir begalę vyrų, kai kurie smurtaudavo. It was extreme. Sunku tverti tokį It's gyvenimą. not just that the sexual abuse. Svarbiausia, kad patyrusi seksualinę prievartą ji negalėjo gauti nei pagalbos, nei priežiūros, nei gydymo, nieko, kas padėtų užgydyti žaizdas. Tai tikriausiai turėjo ilgalaikį neigiamą poveikį Kristos Pike psichologiniai raidai, požiūriui į save ir aplinką. At the age of 18, 18 Pike metė mokyklą ir įsikraustė į Knoxville, Tenesio valstijoje. the original capital Sostinė Knoxvillis yra valstijos rytuose, didžiųjų Dulsviųjų kalnų papėdėje. Smoky Mountains. Knoxvillis – keistų naujienų miestas, jei galima taip pasakyti. Čia visada nutinka kas nors keisto. Jis mažesnis už Atlantą ar Nashville. Knoxville was growing. 10-ame dešimtmetyje Knoxvillis greitai augo, plėtėsi, So things viskas were changing. keitėsi. There was colleges. Čia buvo daug koledžų, jaukių lauko kavinukių. Žmonės eidavo pasivaikščioti, pabendrauti, vakarieniauti. Eating dinner. Buvo labai smagu. It was just fun. Krista Pike pradėjo lankyti Knoxville'e rengiamus vyriausybės įdarbinimo programos slaugytojų kursus. Įdarbinimo programos centras buvo įsikūręs Deilio alėjoje, viešbučio Holiday Inn pastate. Viešbutyje kambarine dirbo mano mama. Pastatas yra 5 aukštų. Aš esu Joe Maudas. Knoxville'o įdarbinimo programos centre dirbau nuo 92 iki 95 balandžio. Joe mokė įvairių dalykų – kultūrinio sąmoningumo, skaitimo ir tėvystės įgūdžių. Centras buvo skirtas jaunimui patyrusiam sunkumų šeimoje arba mokykloje. Jaunuoliai nuo 15 iki 22 turėjo galimybę gauti darbo įgūdžių, pavyzdžiui, slaugos, biuro administravimo arba statybos darbų. Tuo metu, kai dirbau Knoxville'o centre, turėjome apie 350 mokinių. Nors programos pradžia buvo sklandi, netrukus pradėjo rinktis kitokio sukirpimo mokiniai. Somewhere along the line, the Vienu metu kilo mintis nusikaltusius probleminius vaikus nukreipti ne į koloniją, o į tą centrą. rather than go to prison, let them join the Job Corps. Daugybė dorų jaunuolių buvo žeminami, mušami, spardomi, todėl išvyko. Netekome nemažai šviesaus jaunimo, norėjusio kabintis į gyvenimą. Šiame neramiame centre sukiojosi ir Krista Pike. Ji greitai susidraugavo su Kim Ilu. Lankėme tas pačias pamokas. Kristos kambarys buvo už 5 nuo manojo. Sėdėjau lauke, ji priėjo ir paklausė, ar gali prisėsti, sutikau, taip ir susidraugavom. Tapome neišskiriamos. Krista buvo mano geriausia draugė. Draugės kartu leido laiką, po Knoxville važinėdavosi nemokamu autobusu. Nuo 4 iki 10 valandos turėdavome laisvo laiko. Išeidavome iš centro ir valandų valandas vaikštinėdavome gatvėmis. Pinigų beveik neturėdavome, bet mums pakako viena kitos. Būdavo labai smagu, tikrai smagu. Kim ir Krista tapo labai artimos ir palaikė vieną kitą.
Ji visą laiką juokdavosi, stengdavosi kaip nors mane pradžiuginti. Kartą sirgau, o ji nuėjo į miestą nupirkti man saldainių, kad pasijusčiau geriau. Tiesiog iš meilės. Ji buvo gyvas sidabras. Little did Kim Kim neįtarė, kad jos linksmuolė, geriausia draugė, įvykdys vieną baisiausių žmogžudysčių Knoxvilio istorijoje. another student Įdarbinimo programoje taip pat dalyvavo 19-metė Colleen Slammer. My impression of Colleen is that Colleen darė įspūdį merginos, besistengiančios iš visų jėgų. who had had some rough Jos vaikystė times buvo as a girl. sunki, tėvai Her išsiskyrė. parents were split. Colleen buvo labai miela. Dažnai ateidavo į mano klasę, mudu kalbėdavomės apie gyvenimą ir kasdienybę. Miela, tyli, švelnaus būdo mergina. Tiesiog miela. Colleen Slammer was born Colleen and raised Slammer in gimė ir užaugo Floridoje. Atvažiavo į Knoxvilio įdarbinimo centrą išklausyti pusmečio trukmės kompiuterių kursą. My name is May. Aš esu May Martinez, Colleen Ann Slammer motina. Colleen was a kid that loved Colleen labai mėgo važinėtis riedučiais. Ji savanoriavo programoje Special Olympics, padėdavo kitiems. Florida didn't have Floridoje nebuvo jai priimtino įdarbinimo centro. Artimiausias Tenesyje. The closest was Tennessee. She had a mom who loved her dearly. She had Ji turėjo mylinčią mamą ir seserį, buvo viliamasi, kad įgis įgūdžių ir turės profesiją. come out of this having learned some skills and get on the road to a profession. For Colleen, moving Colleen states su smalsumu was priėmė galimybę keltis į kitą valstiją. My husband and her Mudu su vyru kalbinom ją nevažiuoti, per toli nuo namų. too far from home. I wanted her. Norėjau, kad būtų čia pat. Colleen's always Colleen visada buvo savarankiška, imdavosi iniciatyvos, norėdavo spręsti pati. Look, Mom, I actually got Didžiavosi gyvenanti savarankiškai, nesėdinti mums ant So it galvos. was nice. Džiaugiamės. Colleen was 18 when Ji she išvažiavo 18, October 31st, 94 spalio 31. the day she left for a job. Diena, kai išvyko į darbinimo centrą, buvo paskutinė. Hadn't seen each other. Daugiau nebesimatėme. in Knoxville. Knoxvilyje, Tenesio valstijoje, Krista Pike lankė įdarbinimo programos slaugytojų kursus. 19-year-old 19-metė Colleen Slammer irgi mokėsi centre, nors jai tai nebuvo patys geriausi laikai. Colleen said there was a couple kids bothering Colleen skundėsi, kad keli mokiniai prie jos priekabiauja. Užeidavo į jos kambarį, pasimdavo jos papuošalų, drabužių ir panašiai. Minėjo 2 merginas and a guy. ir vaikiną. Pavardžių nesakė, tik nusiskundė, kad priekabiauja. These kids, Tai buvo Krista Pike, her new boyfriend, jos vaikinas Tadarilas Šipas ir jų 2 draugė Shadola Peterson. Visi mokėsi įdarbinimo centre. Krista su Tadarilu supažindino jos geriausią draugę Kim. Tadarilą pažinojau anksčiau. Pamatęs Kristą, paklausė, kas ji tokia. Pasakiau vardą ir palikau juos sėdėti lauke. Taip viskas ir prasidėjo. Jie tapo pora. because they were inseparable after that. Pike began Pike užmesgė santykius su Tadarilu. but she also developed Tačiau taip pat kūrė keršto planus prieš ankstesnę Tadarilo meilę – Colleen. I think Man atrodo, at one point vienu metu to Daryl, Tadarilui patiko Colleen. but then Bet atsiradus Kristai, visas jo dėmesys nukrypo į ją. Kitas merginas jis pamiršo, jam niekas neberūpėjo. Supratau, kad buvo meilės trikampis. Galbūt Krista Pike ėmė pavydėti, kad Tadarilas anksčiau susitikinėjo su Colleen.
Krista buvo labai egoistiška Tadarilo atžvilgiu, nepaprastai. Nepagalvojau, kad Krista persekioja mintis, jog Colleen tebegeidžia Tadarilo. Krista įžvelgė grėsmę. Tikriausiai tokią didelę, kad galiausiai nusprendė Colleen pašalinti. Kim pastebėjo, kad Kristos neapykanta Colleen įgauna pavojingą atspalvį. Vieną šeštadienio popietę leidome laiką su draugais. Aptarinėjome, kuriuos bendramokslius mėgstame, kurių ne. Vos kažkas paminėjo Colleen, Krista pasakė, Dieve mano, aš ją užmušiu. Liepiau palikti tą merginą ramybėje, ji nieko blogo nepadarė. Krista nusišypsojo, mirktelėjo ir ta tema nebekalbėjo. 95 sausio 12-ąją Krista Pike savo žodžius pavertė veiksmais. Pike, Šipas ir jų draugė Shadola Peterson nusprendė išvilioti Colleen iš įdarbinimo programos centro. Krista užėjo į mano kambarį ir pasakė, kad ruošiasi eiti į parką su Shadola, Tadarilu ir Colleen. Paklausiau, ką ten veiks. Atsakė, kad eina parūkyti. Mirktelėjo, nusišypsojo ir išėjo. Mačiau juos pro balkoną. Stebėjau, kaip visi keturi išeina. Tikriausiai reikėjo juos sulaikyti arba kam nors pasakyti, nes širdyje jutau kažkokį sunkumą. Prieš pat 9 vakaro, suviliota pažado parūkyti žolės, Colleen Knoxville gatvėmis ėjo į Tysono parką. Jie ėjo Cumberlando alėją, Tysono parko, kuriame dabar esame link. Turėjo praeiti štai ten, po tiltu. Turbūt jaučiate, kad kuo toliau, tuo labiau vieta darosi nuošalesnė, tarsi miestas liktų už nugaros. Jiems to reikėjo, kad niekas jų negirdėtų. Krista Pike į parką ėjo ginkluota. Ji pasiėmė mėsos kapoklę ir peilį. Vadinasi, iš anksto apgalvojo, kas nutiks. Parke Colleen turbūt pradėjo įtarti, kad kažkas negerai. Jie nuėjo iki parko pakraščio prie Tenesio universiteto teritorijos ribos. Jie atėjo, o tada Krista, Tadarilas ir galbūt Shadola, to tiksliai nežinome, atsisuko į Colleen. Krista pradėjo kaltinti Colleen, esą ji nepalieka ramybėje savo buvusio vaikino. Ginčas darėsi vis grėsmingesnis. Jie badė ją peiliu, mušė, voliojo ant žemės. Tai buvo kankinimas. Colleen prašė ją paleisti, bet jaunuoliai neklausė. Krista dūrė daugiau nei 300 kartų. Tai buvo lėtas merginos kankinimas, nepaisant to, kad ji maldavo pasigailėti. Kristai Pike maldavimai buvo nė motais. Už savo gyvybę įkovojo 45 minutės. Vis bandė pabėgti, bet ją sulaikydavo, toliau mušė, pjaustė, parblokšdavo ant žemės. Po to nuplėšė striukę ir palaidinę. Krista laikė ją prispaudusi, o Tadarilas dar gyvai ant krūtinės išraižė pentagramą. Man sakė, kad tai satanistinio ritualo dalis.
The victim told her that Colleen žadėjo tuojau pat autostopu važiuoti namo, jei tik ją paleistų. tonight, and Krista atsakė esą per vėlu, nes ji jau žino, kas kėsinasi jos The gyvybę. violence was relentless. Smurtavo negailestingai. Krista picked up Krista pagriebė akmenį ir ėmė daužyti galvą, nes jos žodžiai tariant, Krista's ta kalė niekaip nenudvesia. Krista kept Krista nesiliovė daužyti akmenių. Dar paklausė, ar Colleen supranta, kas jos žudikai. Kai mano duktė atsakė teigiamai, daužė toliau, kol galiausiai nutilo. Krista reaches down Krista ištiesė ranką į tą kruviną košę and plucks ir out a kaip piece suvenyrą pasiėmė kaukolės gabaliuką. as a souvenir. After the murder, Po žmogžudystės Pike, Shipas ir Peterson grįžo į centrą ir pasižymėjo registracijos žurnale. She busted my door. Ji įsiveržė per duris ir papasakojo siaubingą istoriją. Horrendous story, and I just stood Stovėjau be žado, totally o ji pasakė, in shock. She's like, the bitch ta was kalė ilgai nedvėsė. out. And I was like, Paklausiau, apie ką čia kalba. what do you mean? Tada pasakė, kad 9 kartus perpjovė jai gerklę, She's like, I dūrė stabbed her. peiliu į nugarą. It sickened me Man pasidarė bloga. and shocked me. Buvau But at the same time, it was sukrėsta, just like, nežinojau, ką pasakyti. not. I don't even know what to say. Tiesiog nežinojau. Pike then proudly showed Krista him a Pike murder didžiuodamasi parodė Kim žmogžudystės fragment of trofėjų Colleen's skull. – Colleen kaukolės gabaliuką. She showed me, Ji parodė man tą gabalėlį. and she said they had stopped Pasirodo, at the- jie užėjo į kažkokią degalinę nuplauti kraujo. And then she looked at me. Ji pažiūrėjo į mane ir pasakė, She's like, but if you tell jei anybody, I'll kill you prasitarsi, too." ir tave užmušiu. Nusišypsojo, mirktelėjo, pasakė, kad myli ir atsisveikino iki rytojaus. I tried to go to sleep. Bandžiau but užmigti, bet It was like a horror. galvoje vis sukosi siaubo It's like every filmas. time I closed my Kas eyes, kart I užsimerkusi see matydavau Colleen's Colleen face just, veidą. like, coming at me. I was a naive Buvau 16-year-old naivi kid. I had no 16-metė, idea neturėjau what to do supratimo, ką or how daryti. to handle it. Is what's interesting about Įdomu, kad Krista Krista Pike savo nusikaltimu gyrėsi bendramžiams. Tai liudija apie psichopatams būdingą didžiulę savimeilę. and grandiosity that is seen often in psychopaths. Colleen's body was Colleen discovered kūnas buvo next rastas morning kitą rytą, on the 13th sausio of January. 13-ąją. Body was found sort of in a Iš heap. kūno buvo likęs tik pusnogis, sudarkytas mėsos kalnas. The testimony was Buvo hardly sunku recognizable atpažinti human žmogų. being. When they announced that Policijai paskelbus apie rastą kūną ir aprangos detalės, oddly enough, užsiminiau žmonai, kad tai gali būti mergina iš mūsų centro. Colleen's mum, Taip ir buvo. May Martinez, had spent the Colleen motina May trying to Martinez visą contact žmogžudystės her naktį bandė su dukra I susisiekti. couldn't get a hold of Colleen. Ilgai I kept nepavyko, trying. man vis sakė, kad jos nėra kambaryje, kad dar neusiregistravo grįžusi į bendrabutį. And then I kept the next Kitą morning, rytą irgi skambinau. I had to take Po to jauniausią dukrą vežiau pas gydytoją. So when I got home, Grįžusi there was a namo phone call autoatsakiklyje radau pranešimą, reporting saying kad reikia police susisiekti su žmogžudysčių skyriaus tyrėju. Well, I was just screaming Nutirpo outside rankos, because I bet kept drąsinau saying, save, "That's kad true." Colleen I gyva. said, no, that's not Colleen. I beat myself up. Mane iki šiol graužia sąžinė. I've seen them all. Mačiau juos išeinančius. I could have said Galėjau somebody that pasakyti had a- kam nors, kad jie nori primušti, But I didn't really bet think it tikrai nemaniau, kad nueis taip toli. I honestly Jokių didn't. būdų. $18 18-metė Krista Pike kartu su 17-mečiu vaikinu Tadarilu Šipu ir drauge Shadola Peterson žiauriai kankino ir nužudė paauglę Colleen Slammer.
Once her body was found, Radus aukos kūną buvo tik laiko klausimas, kada įtarimo šešėlis kris ant Kristos Pike. I got the first Dėl rasto lavono man paskambino apie 7:30. Aš esu Rendis Yorkas, buvęs kriminalinių nusikaltimų tyrėjas. Man paskyrė tirti šią žmogžudystę. Nuvažiavau į nusikaltimo vietą apžiūrėti kūno ir įkalčių. Ji vilkėjo tik džinsus, viršutinė dalis buvo nuoga. Ant krūtinės buvo nupiešta didžiulė pentagrama, apskritimas su apversta žvaigžde, kakta ir gerklė keliskart perrėžta. Priminsiu, kad žemyn pasukta pentagramos žvaigždė simbolizuoja šėtoną. it was an open secret at Įdarbinimo centre sklandė vieša paslaptis, kad grupelė mokinių praktikuoja satanizmą. two of those. Du iš jų buvo Krista Pike ir jos vaikinas Tadarilas. Jie lankė mano pamokas, pažinojau ją geriau negu kitus. Visi žinojom, kad jie ir Tadarilas susijima šėtono garbinimu. Knoxvilis ir Tenesis priklauso vadinamajam Biblijos juostos regionui. Bažnyčių čia ant kiekvieno kampo. Satanistai laikomi keistuoliais, tai visiškai neįprasta. Randy talked to the security Rendis officer. paklausė apsaugininkų, kurie mokiniai tą vakarą buvo išėję. Registracijos žurnale buvo pažymėta, kad išėjo 4 mokiniai. Colleen Slammer, Shadola Peterson, Krista Pike ir Tadarilas Šipas. Peterson, Pike ir Šipas pasižymėjo grįžę, o Colleen Slammer parašo nebuvo. Į jaunuolių kambarius pasiunčiau po pareigūną ir vieną po kito apklausiau. Tadarilo kambaryje radau satanistinį altorėlį, Bibliją ir šėtoniškos literatūros. Šiek tiek jos buvo ir Kristos Pike kambaryje. Netruko paaiškėti, kad į satanizmą jie buvo įnikę giliai. Pavyzdžiui, Krista ant krūtinės kairėje buvo įsitatuiravusi velnę. Randy now had Rendis jau turėjo įtariamųjų sąrašą, jo viršuje Krista Pike. the police informed Policija apie įvykį informavo Colleen motiną. All they could tell me is, Jie pranešė dėl Colleen nužudymo, sulaikė 3 jaunuolius. and they were pretty sure Buvo it was beveik tikri, kad tai gasoline Krista. criminal records sent to Dar paprašė atsiųsti duomenis apie dukters dantis, kad įsitikintų. while in custody. Suimta Krista Pike prisipažino nužudžiusi Colleen. Ji vaizdžiai pademonstravo mums ir savo ir aukos elgesį bei reakciją. Netgi griuvo ant grindų ir rodė, kaip Colleen maldavo pasigailėti. Kristą galiu pavadinti lengvabūde. Ji atrodė beveik laiminga. Kvailai vaidindama demonstravo, kas nutiko. Regis džiaugiasi tuo, ką padarė ir neketino nieko slėpti. Ji gyrėsi, nerodė jokio gailesčio ar empatijos. Atrodo, jai patiko kankinti tą vargšę mergaitę. Netoks jau dažnas reiškinys. On the 15th of January, 95 sausio 15-ąją Kristai Pike, Tadarilui Šipui ir Shadolai Peterson pateikti kaltinimai dėl Colleen Slammer nužudymo. Krista Pike Prieš teismą Krista Pike stojo po metų. We're now in the city county. Esame Knoxvilio miesto ir Knoxo apygardos administracijos pastate. Štai šioje teismo salėje Krista buvo teisiama už žmogžudystę. when Krista Į teismo salę atvesta Krista buvo nerimastinga. She would stick out. Man pasirodė, kad ji viena iš nedaugelio, kuriai patiko dėmesys teismo salėje. Žvalgėsi, kas atėjo, o kartą įėjusi į salę pamojavo kažkokiam pažįstamam.
She was laughing Ji juokėsi, and giggling. kikeno, rašė raštelius savo motinai, juokavo su advokatu. She wouldn't face me. Man niekis nepažvelgė, She'd never nė faced me, kartelio. looked at me. Her parents never Jos said tėvai irgi anything. nepasakė man nė žodžio. I think what she Manau, did teismo procesas suteikė jai tam tikrą celebrity iškreiptą status įžymybės in a way that statusą, she never had a kurio ji good nebuvo personal patyrusi. identity. Ji įgijo savotišką tapatybę. Krista's friend Kim. Kristos draugė Kim teisme liudijo prieš ją. Jos parodymai buvo svarbus prokurorui. You needed that witness Ji buvo there. svarbi liudininkė. Kim papasakojo, kaip Krista, parėjusi po žmogžudystės, kalbėjo, džiaugiasi, spirgėjo iš pasitenkinimo. And that was important for the Teismui jury to buvo hear. svarbu So tai what Kim išgirsti. did was a service. Kim tikrai pasitarnavo bylos baigčiai. Controversial. Prisiekusiesiems buvo parodyta Colleen kaukolė su trūkstamu fragmentu. You cannot get emotional. Teisme emocijos draudžiamos. You cannot Negali say kalbėti one be word, leidimo, 'cause it nes needs būsi time in court. išmestas iš There's salės. no emotional. Negalima rodyti jokių But emocijų. as they were passing Bet her kai prisiekusiesiems all rodė these subirėjusią and kaukolę, the pieces just falling man everywhere. buvo baisiai sunku. When Colleen's skull Atnešus was brought Colleen out from kaukolę the įrodant jury suskaldytą to vietą, show the piece Krista where she ramiai bashed the sėdėjo prie skull in, stalo Krista sat at ir the verkė. table and cried during those moments. Hearing the horrifying details. Išklausiusi siaubingas dukters nužudimo detalės, Its toll on Colleen motina greitai pajuto pasiekmes. I had quite a bit of nightmares. Sapnuodavau You košmarus. don't sleep. I have to take Kad užmigčiau, medication. gėriau vaistus. It's all Viskas buvo surreal. kažkaip netikra. Colleen's body Matyti Colleen kūną, ją atpažinti, and identifying žiūrėti į jos and seeing her kaukolę, health and seeing kūno the body dalis parts that I had to deal with, buvo was not easy. siaubingai sunku. Yeah. On the 29th of March. 96 kovo 29-ąją Krista Pike pripažinta kalta dėl Colleen Slammer nužudimo. In my career, Per savo karjerą mačiau daug blogybių, a lot of, begalę siaubingų žmogžudysčių. but if you'd have told Bet me niekada nebūčiau patikėjęs, kad yra tokių žmonių kaip Krista Pike. The next day, Kitą dieną 18-metei Kristai Pike skirta mirties bausmė. Teismas nusprendė skirti mirties bausmę elektros kėdėje. Bausmės lauksite įkalinimo įstaigoje. the jury took Prisiekusiesiems te prireikė maždaug 1,5 valandos nuteisti ją mirties bausme. Negirdėta, kad taip greitai apsispręstų. Man regis per tą laiką spėjo ir užkasti. Taigi nematė joje nieko gero. 97 sausio 12 jūsų kūnas bus paveiktas elektros rovės smūgiu. Te pasigaili jūsų Dievas. Having just gotten Kaip death reaguotų dauguma žmonių, ką tik gavę mirties nuosprendį? Aš turbūt būčiau sugniuždytas, o ji po kelių valandų ima popieriaus lapą ir rašo laišką Tadarilui. saying, "Hey, love, Labas, meilė, įsivaizduoji, mane nuteisė. she writes that Laiške visiškai neatgailavo. Rašė tarsi šaipydamasi. as a matter of fact sort of Bandžiau būti jai maloni, Huh, I tried o to jie do štai ką man what they did padarė. to me. That sucks." Kokia nesąmonė. I think she should have been put to Mirties bausmę reikėjo atlikti iš karto. If you're gonna do that, 45 minutės kankino, išpjaustė pentagramą. Tai kodėl jai dar leista gyventi? Krista Pike was sent straight Krista Pike iš karto išvežė į kalėjimą, tačiau net ir nubausta mirties bausme, ji kėlė pavojų aplinkiniams. Tai žmogus su žiauriais polinkiais. Kalėjime jį bandė nužudyti kameros draugę. Another cellmate in her prison. She was going to Kadangi buvo nuteista mirties bausme, nebeturėjo ko prarasti. Tai dar vienas veiksnys skatinęs ją smurtauti. after being found guilty of Nuteista už Colleen nužudimą, laukti mirties bausmės Krista Pike buvo išvežta į Debros Johnson pataisos koloniją Nashvillėje. execution.
She's confined. Ji izoliuota 23 valandas per parą. Pati yra sakiusi, kad lauke mankštinasi valandą per dieną. Ji išskirtinė kalinė mūsų valstijoje. Vienintelė moteris čia nuteista mirties bausme. Daugiau tokių nėra. There's no one else like her. When a fellow inmate, Patricia Kristos Pike žudikės instinktas pabudo dar kartą. Kai taip pat už žmogžudystę nuteista Patricia Jones, jai pasipriešino. I'm gonna tell you, Patricia Jones ne iš tų, su kuriomis norėčiau pyktis. Jos praeitis smurtinė. has a violent past. She is Kartais ji labai agresyvi ir pikta. person at times you do not want Patricijos Jones geriau to neerzinti. toy with Patricia Jones. In the mid-90s, 10-mečio viduryje ji buvo nuteista už senyvos moters nužudymą. in her house. I think she's Regis kelis kartus dūrė peiliu. Krista Pike. Krista Pike nebuvo sužavėta, kai Patricijai nepatiko Kristos meilužė Natasha Cornet. I think Krista was Krista palaikė santykius su Našata Cornet, and o Patricia Jones Natašos nemėgo. Todėl atsirado trintis. Krista užstodavo Natašą. Tai tapo nesutarimų tarp Patricijos ir Kristos priežastimi. On the 24th of 2001 rugpjūčio 24-ąją Pike pamatė galimybę savo priešininkę nužudyti. for the kill. What happened is there was a Kalėjime kilo gaisras. one of several that Kartais ten taip nutinka. and the prison officials Pareigūnai nusprendė to take these 3 pavojingas moteris women, Patricia Jones, Patricia Jones, Natasha Cornet ir Krista Pike perkelti į vieną zoną. bad Blogas sprendimas. Krista su drauge Nataša užpuolė Patriciją. Cornet smūgiavo Jones, and misses, bet nepataikė. Krista turėjo batų raištelį. She gets behind Apsuko jį aplink kaklą iš už nugaros. She is determined. Norėjo pasmaugti. They end up down on Abi the floor. pargriuvo ant grindų. Krista's Kristai tai buvo gera proga Patriciją nužudyti. Patricia's eyes bug Ši out. išvertė akis, dusinamas springo. Prison officers Kalėjimo pareigūnams pavyko nutraukti išpuolį and pulled ir moteris išskirti. Essentially, she wasn't breathing. Ji beveik nekvėpavo, bet atbėgus pareigūnams šiaip taip atgavo kvapą. Krista talked free. Apie užpuolimą ir pasikesinimą Krista kalbėjo atvirai, nieko neslėpdama. Attempted murder and Ji prisipažino bandžiusi nužudyti, kad būtumėt girdėję, kaip ji gargaliavo, pasakė. What's interesting in people Žmonės, kuriems būdingas aukštas psichopatijos lygis ir tikri psichopatai moka puikiai manipuliuoti. Jie labai žavūs, itin šmaikštus, geba save pateikti. on the 12th of 2004 rugpjūčio 12-ąją Krista Pike nuteista už pasikesinimą įvykdyti pirmojo laipsnio žmogžudystę. receiving a Prie mirties bausmės jai pridėti 25 metai kalėjimo. she went on to serve her Ji prison kalėjo time, žinodama, she kad was mirs. going to die regardless, and Nebeturėjo so ko she seems to have prarasti. developed this idea that it Turbūt doesn't todėl matter what you do, elgėsi, I have nothing kaip to lose at this norėjo. point. She was a sick puppy. Mergaitė ligonė. And I wouldn't say Nesakyčiau, kad pamišusi, nes ji puikiai žinojo, ką daro. she knew it. She Tikrai knew what she was žinojo. doing. over the years. Bėgant metams Kristos Pike elgesys netapo pavyzdingesnis. I think Krista's Krista visuomet mokėjo manipuliuoti žmonėmis. I think she's a very Manau, ji labai protinga moteris, reikia tą pripažinti. She wrote to a lot of men Būdama while she was in kalėjime, prison. She ne even vienam managed to vyrui get rašė two laiškus. men, one from Netgi another 2 state įtikino and one padėti jai correctional pabėgti. officer to Vienas potentially gyveno help her kitoje escape from valstijoje, prison. o kitas buvo kalėjimo pareigūnas.
He had a key. He took Tas pareigūnas pasidarė rakto kopiją, pasikabino jį prie kitų raktų ir ketino juo pasinaudoti. and he was going Norėjo ją išlaisvinti, kad galėtų laimingai gyventi kartu. To me, that just points Tai tik dar labiau įrodo aukštą psichopatijos lygį. Ji ne tik padarė siaubingą nusikaltimą, bet neprisėmė jokios atsakomybės. Visiška savanaudė. Ji galvojo, kaip pabėgti iš kalėjimo, kaip priversti žmonės daryti tai, ko reikia man. Her attempted Pabėgti nepavyko. They were caught, Suokalbininkai buvo išaiškinti, kalėjimo pareigūnas atleistas. but the warning signs Įspėjamieji ženklai buvo akivaizdus. This man had been visiting her Vyras iš kitos valstijos lankydavo ją kalėjime. and they knew who Visi he tą was. žinojo. It has to set Tai off an turėjo alarm kelti nerimą. if somebody Jei is žmogus dažnai lanko žiaurę kalinę, to visit this turi notorious- užsidegti raudoną lemputę. That has to be somebody you begin to pay close attention to. Simply Kodėl jis čia? factor. Why Kodėl lanko, jeigu nėra giminaitis? you're not family? Ko jam Why are you reikia? here? So eventually Galiausiai ta lemputė užsidegė ir pareigūnai atkreipė dėmesį. where they were like, wait a minute, we need to pay attention. For her, it's just Sulaukusi tiek dėmesio, ji pasijuto tarsi įžymybė. and I'd be willing Galiu lažintis, kad Krista Pike she thinks mėgavosi savo statusu, jautėsi jo nusipelniusi. Aplinkinių dėmesys tapo jos asmenybės dalimi. Ji buvo įsitikinusi, kad vyrai lips prie jos, nes ji labai įdomi. Kristos Pike advokatai bent 3 kartus federalinėme ir valstijos teismuose siekė atšaukti mirties bausmę, tačiau nesėkmingai. What do you think when you think Kokie jausmai apima pagalvojus apie elektros kėdę? don't really think about that because Negalvoju apie ją, I don't think I'm nes ever gonna jos see it. niekada nepamatysiu. I still have a lot Dar of turiu hope and vilties, I know that I nes deserve to be nenusipelniau loved. čia būti. I've seen no remorse Niekada nemačiau, kad Krista gailėtųsi. ever. Per televizorių žiūrėjau interviu su ją, TV interviews and stuff with Nė her. karto She doesn't neatsiprašė. say, "I'm sorry about anything." būdavo She's linksma. happy. Mirties bausmės data turėjo būti nustatyta 2020-aisiais, tačiau sprendimas atidėtas dėl COVID pandemijos. I will never forgive. Niekada neatleisiu Kristai Pike. Niekada. I cannot wait. Nekantrauju, kada galėsiu laikyti Colleen when she's nuotrauką, executed to see o her Kristai bus vykdoma like she did mirties mine. bausmė. If it was up to me, Jei skaudės, kaip tada man. to her what she did. Jei būtų mano valia, padaryčiau jai tą patį, ką jį padarė Colleen, nes to ji nusipelnė. When we look at people Psichopatų ir į psichopatiją linkusių žmonių elgesį lemia prigimtis ir auklėjimas. Pike gal ir turėjo polinkį į prievartą, tačiau sunki smurto kupina vaikystė jį neabejotinai sustiprino. Vaikystės traumos ir galbūt liguista prigimtis buvo tas sprogstamasis mišinys, paskatinęs 45 minutes, o gal ir ilgiau, siaubingai kankinti ir nužudyti nekaltą merginą. I am Colleen's Esu ir būsiu Colleen ginantis balsas. once I'm gone. Jeigu iki mano mirties Kristos klausimas nebus įspręstas, tas balsas bus Colleen jaunesnioji sesuo. Satisfaction through the state. Kalbėsim tol, kol pasieksim savo It tikslą. gets down to the nitty-gritty. Kristos kasdienybė skaičiuoti dienas iki mirties bausmės. Kai data bus paskirta, ji tikriausiai norės išeiti su trenksmu. She might Man atrodo, tą žmogžudystę ji laiko nuostabiausiu savo gyvenimo greatest įvykiu. thing she's ever done in her life. It's something no mother- Nei vienai motinai ir tėvui nelinkiu šito patirti. Colleen istorija yra baisiausias mano It's the košmaras. worst nightmare of my life.
Režisierė Leticija Meruvija. Tekstą vertė Vaidas Bučys. Redagavo Donata Katinaitė. Skaitė Andrius Kavaliauskas. Garso režisierius Julius Palavinskas. Įgarsinta LRT.